Trečiasis pasaulyje pagal dydį nešiojamų kompiuterių gamintojas kompanija Dell tarptautinėje parodoje CeBIT pristatė kelias plačiai mobiliosios elektronikos vartotojų rinkai aktualias naujienas. Planšetinį kompiuterį Strix 7, nešiojamą ir planšetinį kompiuterį hibridą Inspiron Duo ir operacinės sistemos Windows Phone 7 pagrindu veikiantį išmanųjį telefoną Venue Pro. Kaip ir kiekvienais metais šioje CeBIT parodoje buvo pristatytas visas dabartinis Dell nešiojamų kompiuterių asortimentas Inspiron, XPS, Vostro, Latitude bei LMVE produktų linijos. Šiais metais kompanija, kaip ir daugelis kitų gamintojų, bandys konkuruoti plėsdama planšetinių kompiuterių liniją bei savo gaminiuose diegdama naujausias plataus vartojimo elektronikos technologijas. Neabejotinai išvysime nešiojamų kompiuterių modelių su naujausiais Intel Core, šeimos procesoriais ir ilgesnę autonominę darbo trukmę užtikrinančiais akumuliatoriais. Be abejo, visi gaminiai palaiko šiuolaikinės informacijos įvesties ir išvesties technologijas, pasižymi pakankamai plačia displėjų gama ir skirtingos komplektacijos variantais. Šių metų parodoje Dell didelį dėmesį skiriant planšetinių kompiuterių pristatymui rinkai pateikti du naujausiai gamintojo išleisti modeliai, tai Inspiron 2 ir Strix 7. Inspiron 2 ypatingas tuo, kad jo lietimui jautrus displėjus yra sumontuotas viršutinėje kompiuterio korpuse taip, kad jį būtų galima apversti 180 laipsnių kampu. Tai reiškia, kad uždarius korpusą įrenginys virsta visiškai funkcionaliu planšetiniu kompiuteriu. Prireikus displėjų galima sugrąžinti į pradinę poziciją vos per kelias sekundės ir naudotis fizinę klaviatūrą, kuria yra patogiau naudotis atliekant kai kurias užduotis, tokias kaip teksto įvestis. Įrenginys sveria apie 1,6 kg, ekranas įžainė 10,1 colio. Kompiuteris komplektuojamas su 2 branduolių Intel Atom šeimos procesoriumi M550 ir 2 GB operatyviosios atminties. Įdomu atkreipti dėmesį ir į tai, jo kompanija šiuo metu bando įsitvirtinti ir kitose elektronikos gaminių rinkos segmentuose. Parodoje buvo pristatomas palyginti plataus lazerinių, rašalinių ir multifunkcinių spausdintuvų asortimentas. Iš viso apie 20 skirtingų modelių pasižyminčių skirtingų našumu arba techninėmis galimybėmis. Sprendžiant iš palyginti kuklaus spausdintuvų dizaino, galima manyti, jog Dell daugiausiai orientuojasi į didesnį produktyvumą linkusius klientus bei verslo įmones. Čia matome kitą planšetinio ir įprastinio kompiuterio hibridinį modelį Latitude XT2. Šios serijos gaminiai ypatingi tuo, jog greta lytėjimui jautrios įvesties sąsajos jie užtikrina palyginti didelį skaičiavimų ir informacijos atsidorojimo našumą. Kompiuterio displėjus pritvirtintas prie sukiamosios ašies ir jį atsukus galima naudotis įprastinę klaviatūrą. Parodoje taip pat pristatyti du nauji Dell išmaniųjų telefonų modeliai. Leidžia manyti, jog ši kompanija ryšis intensyviau konkuruoti ir mobiliųjų išmaniųjų telefonų sferoje. Išmanusis telefonas Venue veikia naudodamas operacinę sistemą Android 2.2, kurią tikėkimės bus galima atnaujinti į naujesnes Android versijas. Tuo tarpu Venue Pro naudoja Windows Phone 7 operacinę sistemą. Planšetinis kompiuteris Dell Strix 7 taip pat turi 3G, 4G ryšio galimybę, tad jį galima naudoti tiek kaip elektroninių pinigų skaitiklį, tiek kaip išmanųjį telefoną. Įrenginys turi 16 GB vidinę atmintį, Bluetooth ir Wi-Fi ryšio modulius, tad papildomą turinį, filmus, muziką ar elektroninės knygas galima parsisiųsti tiesiogiai iš internetinių parduotuvių. Strix 7 ekranas, kaip galima atspėti iš pavadinimo, yra 7 colių įstrižainės ir taip pat palaiko multitouch technologiją. Dar vienas Dell akcentas, žinoma, buvo verslui skirti gaminiai. Į jų tarpą patenka jau anksčiau minėti spausdintuvai, o tiksliau ypač didelio našumo jų modeliai, kurių vieną matome šiame vaizde. Taip pat nepamiršti Dell gaminami serveriai, jų sistemos ir aksesuarai. Kompanijos atstovų teigimu, šioje srityje didžiausias dėmesys kreipiamas į įrangos patikimumą, efektyvumą ir patogumą, tiek jos panaudojant, tiek aptarnaujant. Daugiau akcentuoti modulinę konstrukciją pasižymintis Blade tipo serveriai, kurių sistema sumontuota specialioje spintoje galite pamatyti šiuose kadruose. Tiek trumpai apie pagrindinius šių metų Dell naujovės parodoje CeBIT 2011.